AI gali pateikti atsakymą, bet mūsų smegenys turi nuspręsti, ką su tuo atsakymu daryti. Dirbtinis intelektas gali parašyti tekstą, išspręsti užduotį, paaiškinti temą, pasiūlyti idėją ir tai gali būti didžiulė galimybė. Bet svarbiausia suprasti, ar tas atsakymas teisingas, ar jis logiškas, ar jame nėra klaidos, ar jį galima pritaikyti konkrečioje situacijoje, ar jis tikrai atsako į klausimą, o gal tik gražiai skamba. Todėl ateityje labai svarbus bus ne tik technologijų naudojimas, bet ir gebėjimas mąstyti savarankiškai. Nes tie, kurie tik ima paruoštus atsakymus, tampa jų vartotojais. O tie, kurie geba klausti, tikrinti, lyginti ir suprasti, tampa mąstančiais žmonėmis. Kritinis mąstymas tai yra būtinas gebėjimas kokybiškai apdoroti informaciją, susieti detalės, rūšiuoti faktus, pastebėti ryšius, analizuoti ir nepriimti visko tiesiogiai. Būtent todėl kognityviniai įgūdžiai šiandien yra dar svarbesni. Tai pagrindas, kuris padeda nepasimesti informacijos sraute, o jame susigaudyti.